tai rašymas yra prasidėjęs. Ir pirmos 45 minutės bus skirtos pristatymui, tai labai rekomenduojama išklausyti iki galo, galbūt Eglės pristatymo metu ir išgirsite tam tikrus atsakymus į savo klausimus. Toliau bus laikas jau pačių dalyvių klausimams ir atsakymams. Taip, konsultacijos įrašas bus skelbiamas BAS PVT YouTube kanale, tai jo nuorodą aš nusiunčiau ir į chatą šito skambučio, bet taip pat ir po visos konsultacijos vėliau, praėjus maždaug savaitę, jūs ir patys gausit nuorodą YouTube pasižiūrėti. Tai taip, ir taip pat bus skelbiama ir svetainėje šitą konsultaciją. Ką daugiau būtų galima pridurti, žinoma, jeigu naujausias naujienas norite išgirsti, tai rekomenduojam pasižiūrėti, sekti mūsų Facebooką ir LinkedIną. Ir ten taip pat galite rasti jums aktualios informacijos. Na ir toliau dėl tvarkos pačios klausimų ir atsakymų, tai kaip matot, jūsų kameros ir mikrofonai dabar užmutinti, taip sakant, tai vėliau, kai bus jau klausimų ir atsakymų laikas, jūs, jeigu norėsite užduoti klausimą, jums reikės pakelti ranką, tai yra tokia ikonėlė Teamsuose, delnas pavaizduotas ir parašyta raise, arba pakelti ranką, ko gero lietuviškai taip parašyta. Ir jums tiesiog reikės tą ikonėlę paspausti ir tada aš matysiu, kad jūs norite užduoti klausimą, numutinsiu jums mikrofoną, jūs dar pas save patys įsijungsite Teamsuose mikrofoną ir galėsite taip užduoti klausimą. Taip pat klausimus galima užduoti ir čate rašyti, tai turbūt yra kolegės, kurios galės ir čatuose atsakinėti į klausimus. Tai vat, tai būtų tiek informacijos iš mano pusės. Tai man atrodo viską pasakiau ir galiu perduoti žodį Eglei. Taip, labai sveiki visi. Aš esu akreditavimo tarnybos specialistų veiklos skyriaus vedėja Eglė Savulienė ir pasidalinsiu savo pranešimu. Ir kaip ir Urtė minėjo, tikrai kviečiu pirmiausiai išklausyti visą pranešimą. Jeigu pranešimo metu kils kažkokių tai klausimų, juos pasižymėti, nes tikrai pabandžiau į pranešimą sudėti didžiąją dalį, praktiškai visus klausimus, kurie jums kyla, kuriuos jūs teikiate registruodamiesi į šią konsultaciją. Tai manau, kad tikrai didžiąją dalį jums aktualios informacijos išgirsite, tai kad tie klausimai nesikartotų ir tiesiog netrukdytumėt, kai ir čate eina tos žinutės, tai ir man sunku pristatinėti. Tai tiesiog išklausykite ir tada tikrai galėsite pateikti tiek gyvai klausimus, kas norėsit prisijungę, tiek čate kolegės jums atsakys. Ir tiesiog, jeigu bus dar kažkas neaišku. O dabar norėjau pasiteirauti, ar matot prezentaciją? Matosi. Matosi. Tai aš tada pradėsiu ir dar noriu akcentuoti, kad šita prezentacija būtent skirta ir šita viešoji konsultacija būtent skirta licencijuojamos veiklos priežiūrai. Tai yra tiems specialistams, kurie jau turi medicinos psichologo licenciją, tiems, kurie buvo pradėti ir buvo licencijuoti prieš 5 metus ir po 5 metų dabar atėjo ta jų eilė atlikti tą licencijuojamos veiklos priežiūrą arba populiariai sakant licencijos pratęsimą, nors mes jau bandome šito termino atsisakyti, vadiname licencijuojamos veiklos priežiūra, bet vis dar tas pratęsimas yra populiarus ir galbūt daugam geriau suprantamas. Tai būtent šita konsultacija yra skirta tiems specialistams, kurie jau turi licencijas, kad pasistengti atsakyti į jiem aktualius klausimus, paaiškinti egzistuojančią tvarką, nes tai yra pirmas kartas, kada jūs tą licencijuojamos veiklos priežiūrą vykdote ir vykdysite.
Tai pradedant konsultaciją, pirmiausiai norėčiau, kaip ir minėjau, akcentuoti, kad licenzija galiojimo termino neturi. Nors kalbama apie licenzijos pratęsimą, tačiau iš tikrųjų licenzija yra neterminuota, tiesiog kas 5 metai nuo licenzijos išdavimo dienos, ne nuo priežiūros, bet nuo licenzijos išdavimo dienos, yra vykdoma licenzijuojamos veiklos priežiūra, kuriai asmuo turi pateikti tam tikrus teisės aktuose nustatytus dokumentus. Šiuo metu galioja dvi sistemos, tai yra LICREX sistema, tai yra licenzijavimo sistema, į kurią jūs teikiate savo dokumentus tada, kai norėjote gauti licenciją ir kurioje jūs licenciją gavote. Ir prieš 1,5 metų pradėjo veikti nauja kompetencijų platforma. Tai nuo pat pirmos skaidrės ir dar keletą kartų akcentuosiu, kad tik kompetencijų platformoje jūsų licenzijos duomenys nėra tvarkomi, vis dar egzistuoja dvi sistemos ir jos yra skirtos skirtingiems dalykams. Tai kompetencijų platformoje yra kaupiami duomenys apie pažymėjimus ir kai kurių asmenų darbo stažą, o LICREX sistema yra vis dar skirta būtent licencijų tvarkymui, licencijų išdavimui ir licenzijuojamos veiklos priežiūrai. Tai ir tas 5 metų laikotarpis, kurį minėjau, yra skaičiuojamas nuo licenzijos išdavimo dienos. Tai jeigu, pavyzdžiui, jums licencija yra išduota 2021 metų birželio 25 dieną, tai dokumentus licenzijuojamos veiklos priežiūrai vėliausiai turite pateikti 5 metai plus 1 mėnesis. Tai yra iki 26 metų Liepos 25 dienos. Ir tada kitas terminas sukaks 2031 metais birželio 25 dieną, o dokumentus vėliausiai turėsite pateikti iki 31 metų Liepos 25 dienos. Tai yra tuo norima akcentuoti, kad licenzijuojamos veiklos priežiūros data nepriklauso nuo to, kada buvo įvykdyta paskutinė jos priežiūra, o skaičiuojama nuo licenzijos išdavimo dienos. Taigi, kokie dokumentai yra pagrindiniai, kuriuos reikia pateikti licenzijuojamos veiklos priežiūrai, tai yra 2 dokumentai arba 2 grupės dokumentų, tai kvalifikacijos tobulinimosi dokumentai ir darbo stažą įrodantis dokumentas arba dokumentai. Tai per elektroninių paslaugų portalą LICREX reikia užpildyti ir pateikti pranešimą licenzijuojamos veiklos priežiūrai. Ir toliau pristatysiu, per LICREX galima pateikti tam tikrus dokumentus, jeigu jų nėra kompetencijų platformoje, tačiau dubliuoti tų dokumentų nereikia. Tai jeigu vėliau išgirsite, jūsų visi dokumentai bus kompetencijų platformoje, tai prie LICREX sistemos šiuo metu vis tiek reikia prisijungti ir pateikti pranešimą, netgi jeigu visi dokumentai yra kompetencijų platformoje. Ir daugam kyla klausimų, tai už licenzijuojamos veiklos priežiūrą valstybinė rinkliava nėra imama ir taip pat licenzijuojamos veiklos priežiūrai nereikia pateikti medicininio pažymėjimo, kuris buvo reikalaujamas licencijai gauti. Tai dar kartelį pakartosiu, kad 2 grupės dokumentų, tai yra kvalifikacijos tobulinimosi dokumentai ir darbo stažą įrodantis dokumentai. Dabar plačiau pakalbėsiu būtent apie kvalifikacijos tobulinimąsi ir jį patvirtinančius dokumentus. Tai kaip ir minėjau, iki 2025 metų gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
gali būti sukelti į kompetencijų platformą arba gali būti pateikti į LICRE kartu su pranešimu. Taip kaip specialistui yra patogiau. Teikiant pažymėjimus į kompetencijų platformą, kiekvienas pažymėjimas turi būti įkeltas atskirai ir taip pat yra reikalaujama ir turi būti supildytos tam tikros grafos, nurodančios, kur jūs kokiam renginy tobulinotės, kokia data, kiek valandų suteikta, kokios kompetencijos buvo vertintos ir panašiai. Todėl tiek dėl jūsų laiko taupimo, sakysim, tiek dėl mūsų darbo pajėgumų prašome į kompetencijų platformą kelti tik svarbiausius su jūsų profesinė veikla susijusius pažymėjimus, reikalingus būtent licencijuojamos veiklos priežiūrai, tačiau ne visus turimus pažymėjimus, nes tai juos suvertinti ir patvirtinti, nes tie pažymėjimai, kai jūs juos sukelsite, dar turės būti patvirtinti mūsų specialistų. Tai tas sutvirtinimas tikrai yra didelis krūvis, tiek sukelti yra didelis krūvis jums, tiek mums sužiūrėti ir suvertinti visus pateiktus pažymėjimus, ypač jeigu jie yra netinkami licencijuojamai veiklos priežiūrai arba jie yra pertekliniai licencijuojamos veiklos priežiūrai. Tai kompetencijų platforma tam ir buvo sukurta, kad kaupti tuos pažymėjimus, tai nuo 25 metų ateityje didžioji dalis pažymėjimų ir bus ten kaupiama ir jum kelti niekur nereikės. O dabar per tą pereinamąjį laikotarpį tai tiesiog kviečiame kelti tuos, kurie yra susiję ir aktualūs licencijuojamos veiklos priežiūrai. Ir jeigu jūsų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai yra pateikti, sukelti ar kvalifikacijos tobulinimo organizatorių jau įkelti į kompetencijų platformą, tai papildomai jų skenuoti, kopijuoti, fotografuoti vaizdų ir dubliuoti ir kelti dar kartelį LICREX sistemą tikrai nereikia. Vėliau dar pristatysiu, kad kompetencijų platformoje yra galimybė susigeneruoti jau ten sukritusių ir pateiktų pažymėjimų nuorašą, tai to nuorašo irgi į LICREGą kelti nereikia. Tai yra, nei vieno dokumento nereikia dubliuoti vienoje ir kitoje sistemoje. Taip pat noriu tiesiog informuoti, nes kyla irgi daug klausimų, tai kad į kompetencijų platformą jūsų pateiktus pažymėjimai bus pradėti vertinti tik tada, kai asmuo pateiks pranešimą licencijuojamos veiklos priežiūrai ir jis eilės tvarka bus pradėtas nagrinėti priežiūrą vykdančio specialisto. Ir tiesiog tokiam nuraminimui, tai kadangi jūsų licencija yra galiojanti ir kaip ir minėjau, jinai galiojimo termino neturi, tai jums kaip licencijos turėtojui svarbu yra laiku pateikti pranešimą ir laukti vertinimo. Per tą laikotarpį licencijos galiojimas nėra stabdomas, o įvertinus pateiktus dokumentus ir nustačius trūkumus, jiem pašalinti yra suteikiama 90 dienų terminas. Todėl pagrindinė jūsų užduotis licencijuojamos veiklos priežiūrai. Tai yra prisijungti prie LICREG, pateikti pranešimą, susižiūrėti, kur kokie dokumentai yra. Jeigu jie yra kompetencijų platformoje, jų papildomai teikti nereikia. Jeigu ten kažko trūksta, tada teikiate kvalifikacijos tobulinimo dokumentus arba į kompetencijų platformą, arba į LICREGą. Taip pat ir darbdavio pažymą ir laukiate mūsų specialistų įvertinimų. Kaip jau dauguma matyt žinote, tai buvo ir licencijos gavimui daugam, tai būtent medicinos psichologams
ne mažiau, kas 5 metus reikia tobulinti profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip po 120 valandų. Ir į tas 120 valandų įeina privaloma pabaigti tikslinė programa pirmoji medicinos pagalba, kurią turi sudaryti ne mažiau 8 valandų, iš kurių 4 turi būti skirtos praktiniams užsiėmimams. Ir šią programą specialistas turi pabaigti vieną kartą kas 5 metus, tai yra realiai kiekvienai licencijuojamos veiklos priežiūrai. Ir taip pat turi išklausyti privalomas temas, tai profesinė etika ir infekcijų kontrolė. Taip pat norėtųsi atkreipti dėmesį, kad pabaigta pirmoji pagalba bei gauti žinių atestavimo pažymėjimai yra neįskaitomi, nes atestavimas ir jo metu išduodami pažymėjimai nėra įtraukti tarp tobulinimosi formų. Todėl renkantis būtent tikslinės programos pirmoji medicinos pagalba, labai svarbu nepraleisti žodžio medicinos, nes pirmoji pagalba ir pirmoji medicinos pagalba tai yra 2 skirtingi dalykai. Nes pirmoji pagalba yra tam, kam reikia išklausyti, yra praktiškai visiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems specialistam reikalinga, pirmoji pagalba reikalinga ta pati ir vairuotojams, ir daugeliui kitų grupių. Tuo tarpu pirmoji medicinos pagalba tai yra jau platesnė ir kvalifikacijos tobulinimo tema ir jinai skirta būtent asmens sveikatos priežiūros specialistams. Ir pereinu prie kompetencijų grupių ir jų pasiskirstymo procentais, kas, kaip suprantu, daugam irgi kelia klausimų. Tai, kaip žinote, šiuo metu yra patvirtintos 3 kompetencijų grupės. Tai yra klinikinės specialybinės kompetencijos, bendrosios klinikinės specialybinės kompetencijos ir bendrosios neklinikinės nespecialybinės kompetencijos. Klinikinės specialybinės kompetencijos tai yra tos kompetencijos, tai yra kompetencijos susijusios būtent su specialisto, tai jūsų kaip medicinos psichologų tiesioginė veikla ir įgytomis profesinėmis kompetencijomis, kurios nurodytos Lietuvos medicinos normoje. Tai tokių kompetencijų tobulinimas turi sudaryti ne mažiau kaip 60%. Bendrosios klinikinės specialybinės kompetencijos tai yra kompetencijos srityse, kurios priskiriamos arba kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Taip pat šiai grupiai yra priskiriama tobulinimas temomis pirmoji medicinos pagalba, antibakterinis rezistentiškumas, ekstremalių situacijų valdymas, taip pat teisės akte yra priskirta paliatyvioji pagalba. Tai tokios kompetencijos, kur pavyzdžiui, jeigu tobulinimosi renginys yra skirtas, pavyzdžiui, tik gydytojams, tačiau ten dėstoma tema, sritis ar kažkoks pranešimas yra įdomus ir jums, tai jūs nuėję į tokį renginį ir jį išklausę ir gavę ten pažymėjimą, to pažymėjimo valandos jums prisiskaičiuotų prie bendrųjų klinikinių būtent specialybinių kompetencijų. Ir tokių kompetencijų gali sudaryti nedaugiau kaip 30%. Tačiau tokių kompetencijų gali ir nebūti, tai yra visi 90% įgytų kvalifikacijos tobulinimo renginių skirtų kompetencijoms tobulinti gali sudaryti būtent tos klinikinės specialybinės kompetencijos.
Ir tas 10%, kuris kelia daugiausiai klausimų šiuo metu, tai yra bendrosios neklinikinės nespecialybinės kompetencijos. Tai norėtųsi atkreipti dėmesį, kad ministro įsakyme yra apibrėžta būtent konkretus išbaigtinis temų sąrašas, kokios temos priskiriamos būtent prie šių kompetencijų. Tai yra socialinės, emocinės kompetencijos, konfliktų valdymas, vadyba, lyderystė, komandinis darbas, etika, teisė, tyrimų metodika ir korupcijos prevencija. Tai būtent tobulinimasis tik šitomis temomis priskiriamas prie bendrųjų kompetencijų. Ir pavyzdžiui, tokios temos kaip kalbų mokymasis, kibernetinė sauga, pilietinis pasipriešinimas ir kitos, kaip bendrosios kompetencijos nėra įskaitomos. Taip pat kyla klausimų, kaip žinoti, prie kokių kompetencijų tobulinimosi pažymėjimas yra priskirtas, kuriame nėra nurodyta. Nes iki 2025 metų, kol nebuvo patvirtinta ir pradėjusi veikti kompetencijų platforma, nebuvo atnaujinti teisės aktai pareigojantis organizatorius programoje ir organizuojamame renginyje nurodyti valandų pasiskirstimą pagal tobulinamas kompetencijas. Tai paprastai pažymėjime yra nurodoma tik tai tikslinė grupė, kuriai buvo skirtas tas renginys ar tas tobulinimasis. Tai mūsų bendru sutarimu yra vertinama taip, kad jeigu pažymėjime yra nurodyta tikslinė grupė ir toj tikslinėj grupėj yra nurodyta, kad tas renginys buvo skirtas medicinos psichologams ir jame nenurodyta jokia kita informacija, tai skaitoma, kad visos to renginio valandos yra užskaitomos kaip klinikinės specialybinės valandos. Tuo tarpu, kaip ir minėjau prieš tai, bendrosioms klinikinėms specialybinėms kompetencijoms yra priskiriamas tas tobulinimasis, kuris buvo skirtas ne medicinos psichologams, bet kitos profesinės kvalifikacijos tiksliniai grupiai. Tai pavyzdžiui, kaip ir minėjau, jeigu nueisit į gydytojams ar slaugytojams ar farmacininkams skirtą renginį, tai tos valandos jums užsiskaitys kaip bendrosios klinikinės specialybinės kompetencijos. Ir bendrosios neklinikinės nespecialybinės, tai jau paminėjau, kad yra apibrėžta ir būtent apibrėžtos temos, baigtinis temų sąrašas, kurios priskiriamos bendrosioms neklinikinėms nespecialybinėms kompetencijoms. Taip pat paminėtina, kad įskaitoma tik teisės aktų reikalavimus atitinkančios tobulinimosi programos, kurios yra suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija. Ir iki pradėjus veikti kompetencijų platformoje, jos buvo skelbiamos meta sistemoje. Šiuo metu visos suderintos programos yra skelbiamos arba turėtų būti skelbiamos kompetencijų platformoje. Ir būtent suderintomis laikomos ir tobulinimosi programos, kurias vykdo atitinkamus sveikatos specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija. Tačiau jų vykdomos programos taip pat turėtų būti skelbiamos kompetencijų platformoje. Tai Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas visas savo vykdomas programas perduoda tiesioginės integracijos būdu, kitos mokymo institucijos, jeigu jos rengia medicinos psichologus ir rengia jiem kvalifikacijos tobulinimo programas,
Tai tos programos vis tiek turėtų atsirasti kompetencijų platformai, tik tiek, kad jom nėra taikomas tų programų derinimas per komisiją, jos tiesiog automatiškai yra suderinamos kompetencijų platformoje. Taip pat pažymėtina, kad įskaitomas ir specialistų tobulinimas atliktas tiek ES valstybės naryse, Šveicarijos, Jungtinės karalystės ar valstybės pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą. Tai ir būtent toks kvalifikacijos tobulinimas įskaitomas tada, kai jisai atliktas tų šalių formalio švietimo įstaigose rengiančios atitinkamus specialistus, jų mokymo bazėse, arba jeigu atliktas tobulinimas to šalies kompetitingos institucijos, yra įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas. Tai dažnai pažymėjimu būna nurodyta, kad suteikia kreditus būtent tęstinio profesinio mokymosi CPD tie kreditai, arba taip pat tobulinimas organizuotas to šalies ar tarptautinės profesinės draugijos. Ir taip pat įskaitoma ir tobulinimasis ne ES valstybėje narėje, tai ir gali būti ir Jungtinės Amerikos valstijos, ir kažkokios kitos trečiosios šalis, tai tobulinimasis tose šalyse skaitomas, kai jis yra atliktas tų šalių formalio švietimo įstaigose rengiančiose atitinkamus specialistus. Ir taip pat norėtųsi paminėti, kad jeigu jūs patys teiksite pažymėjimus į kompetencijų platformą, apie tai aš dar šnekėsiu vėliau, tai sakysim, ir nežinosite, kaip priskirti ten, koks tai tobulinimasis, tai mes tą informaciją galim tikslinti, tai jums tiesiog reikia pateikti tuos pažymėjimus, suvesti taip, kaip jums atrodo, ir mes tą informaciją patikslinsime. Ir tiesiog prašytumėm, kad, nes tikrai dažnai pasitaiko dabar atveju, kai kolegos siunčia mum tiesiog elektroniniu paštu pažymėjimus ir klausia, ar tie pažymėjimai tinkami kvalifikacijos tobulinimui, tai tokių elektroninių laiškų gaunam tikrai nemažai ir tai yra mum pakankamai didelis krūvis. Tai visa informacija vėliau pristatysiu, yra skelbiama mūsų interneto svetainėje ir yra tie patys teisės aktai, kurie apibrėžia ir kuriuos jūs turite žinoti, tai norėtumėm paprašyti, kad tiesiog tikrai nesiųstumėt, neklaustumėt, nes jūsų yra tūkstančiai, mūsų jūs prižiūrinčių yra realiai vienas žmogus. Tai kiekvienam atsakyti ir įvertinti tą pažymėjimą čia ir dabar, tai tikrai yra pakankamai sunku. Tai tiesiog teikite arba į Litrex sistemą, arba į kompetencijų platformą ir jie visi bus suvertinti ir jums bus paaiškinta, kodėl jie užskaitomi arba neužskaitomi. Dabar trumpai apie darbo stažą ir vėliau pereisiu dar apie pažymėjimų pačių užskaitimą ir vertinimą. Tai darbo stažo reikalinga pateikti, taip, ne mažiau kaip 3 metai per paskutinius 5 metus, arba turi būti dirbama pilni paskutiniai 2 metai. Ką reiškia pilni paskutiniai 2 metai? Tai vertinamas visas penkmetis, jeigu jūs licenciją gavote 2021 metų birželio 25 dieną, tai vertinant paskutinius 2 metus turi būti išdirbtas laikotarpis nuo 2024 metų birželio 25 dienos iki 2026 metų birželio 25 dienos.
Tai jeigu jūs dokumentus pateiksit licencijuojamos veiklos priežiūrai anksčiau negu jūsų išdirbtas visas 5-metis ir per tą laikotarpį jūs nebūsite dirbę 3 metų, tai tam, kad užskaityti pilnus 2 metus, mes vis tiek turėsime išlaukti ir jūsų paraiška nebus vertinta arba bus nustatytas trūkumas, nes reikės sulaukti viso pilno 5-mečio ir tada vertinti, ar 5-mečio paskutiniai pilni 2 metai yra išdirbti. Ir taip pat labai noriu akcentuoti, kad kaip darbo stažas yra įskaitoma tik praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti atitinkamas paslaugas, kurių teikime dalyvauja asmens sveikatos priežiūros specialistas. Tai jūsų atveju, kaip medicinos psichologai, tai jūs tam, kad būtų išskaityta jūsų vykdoma veikla, jūs privalote dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turinčioje licenciją, kuri turi teisę teikti medicinos psichologo paslaugas, psichiatrijos paslaugas, reabilitacijos paslaugas, ankstyvosios vaikų raidos sutrikimų paslaugas. Tai yra tas paslaugas, į kurių teikimo specialistų komandą įeina būtent medicinos psichologas. O praktika dirbant įstaigoje neturinčioje licencijos, tai gali būti mokykla, tai gali būti įvairios kitos institucijos arba pagal individualią veiklą yra neįskaitoma. Taip pat neįskaitoma veikla, jeigu dirbama švietimo institucijoje, tai yra universitetas, kolegija, jeigu ten dėstoma kažkokios paskaitos, tai yra akademinė veikla ir jinai netapatinama su asmens sveikatos priežiūros veikla, nors ir sritis, sakysim, kažkuo yra artima. Ir vaiko priežiūros atostogų laikotarpis įsiskaito į teisėtą asmens sveikatos priežiūros specialistų darbo praktiką, jeigu jų asmuo išėjo būdamas oficialiai įdarbintas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pagal licencijoje nurodytą profesinę kvalifikaciją. Tai jeigu jūs dirbote medicinos psichologų kažkurioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir dirbdami išėjote vaiko priežiūros atostogų, tai tas laikotarpis įsiskaito į jūsų darbo stažą ir kai darbdavys jums išduos pažymą, joje nurodys, kad jūs toje įstaigoje dirbote nuo tada iki tada ir į tą laikotarpį įsiskaito vaiko priežiūros atostogų laikotarpis. Taip pat neįsiskaitys, kaip ir minėjau, jeigu dirbsite asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri, pavyzdžiui, neturės licencijos teikti medicinos psichologo paslaugas arba paslaugas, į kurių teikimo komandą įeina medicinos psichologas, tai tokia praktika irgi neužsiskaitys. Vertinant dokumentus, mes tikriname įstaigos, kuri pateikia, sakysim, pažymą apie medicinos psichologo darbą toje įstaigoje, licenciją, kokias paslaugas ji turi teisę teikti. Dokumentas patvirtinantis asmens sveikatos priežiūros praktiką laikytina darbdavio išduota pažyma, kurie nurodyta nuo kada iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, tai yra labai svarbu, tai yra įsakymas arba darbo sutarties numeris ir pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirba licencijos turėtojas. Jei darbdavio pažyma pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, tuomet taip pat reikia pateikti elektroninio dokumento nuorašą, tai yra metaduomenis.
Darbdavio pažymos teikti nereikės, jeigu duomenys apie asmens praktikinę veiklą bus suvesti į kompetencijų platformą. Tai kaip tai atrodo, kompetencijų platformai parodysiu, bus skaidrėse vėliau. Ir tai padaryti turi darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Jūs patys to padaryti negalite. Ir taip pat vėliau skaidrėse bus parodyta vizualiai, bet norėtųsi pažymėti, kad kompetencijų platformoje yra tiesioginės integracijos būdu, ateina duomenys iš Sodros ir prisijungus ir skyrelė profesinė veikla, pirmiausia yra matoma duomenys būtent iš Sodros. Tačiau tai nėra tas įrašas, kuris pilnai patvirtina jūsų darbo stažą, nes Sodros duomenys nenurodo nei kokiose pareigose, nei pagal kokią profesinę kvalifikaciją jūs dirbate. Tai yra tik tai, kad jūs buvote įdarbintas. O tada paspaudus ant Sodros įrašo jau galime matyti detalesnius tos duomenys, kuriuos privalo suvesti darbdavys. Tai jeigu darbdavys jų nėra suvedęs ir neužpildęs, tai tik įrašas iš Sodros, kad jūs dirbote atitinkamų laikotarpių toje įstaigoje, jūsų darbo stažo nepatvirtina. Tad tokiu atveju bus prašoma pateikti pažymą iš darbdavio, arba jūs galite prašyti darbdavio, kad jisai suvestų duomenys į kompetencijų platformą. Tačiau į kompetencijų platformą darbdavys gali suvesti duomenys tik tai jeigu jūs dirbate pas jį šiuo metu. Jeigu jūs dirbote ir iš tos darbovietės išėjote, tai jau tas darbdavys, buvęs jūsų darbdavys, duomenų apie jūs į kompetencijų platformą suvesti negalės, nes jis neturi prisijungimų. Tai tokiu atveju jūs turėsite vis tiek prašyti iš buvusio darbdavio pažymos, jeigu jinai jum yra reikalinga, jeigu jūs keitė darbovietės ir būtent tų 3 metų darbo stažo patvirtinimui jums reikia sumuoti tą darbo stažą. Sakysim, jūs vienus metus dirbote vienoje darbovietėje, po to perėjote į kitą, tai vat tam pilnam 3 metų darbo stažui įrodyti, jums reikės pateikti pažymas iš kelių darbdavių. Ir taip pat darbo stažo įrodymui įtakos neturi darbo krūvis. Tai yra šiuo metu nėra apibrėžta, ar jūs turite dirbti visu etatu ar jo dalimi, ir mes tų duomenų neprašome. Licencijuojamos veiklos priežiūrai kompetencijos platforma darbdavys tos duomenis privalo suvesti, tačiau licencijuojamos veiklos priežiūrai šių duomenų mes nevertiname ir tai šiuo metu nėra svarbu. Tai jūs galite dirbti tiek ketvirčio etato, tiek pusę etato, tiek visu etatu ir darbo stažas jums bus įskaitytas, jeigu, kaip ir minėjau, dirbote asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčią licenciją ir galinčią teikti paslaugas, kurių teikime dalyvauja medicinos psichologas. Kaip yra vertinama, jeigu jūs negalite pateikti, rodyti 3 metų arba paskutinių 2 metų darbo stažo, tai tokiu atveju jūs turėsite pabaigti nustatytos trukmės stažuotę ir čia skaidrėje galite matyti, stažuočių trukmė priklauso nuo to, kiek mėnesių jūs per 5 metus per atsiskaitomąjį laikotarpį praktiką nesivertėte. Taip pat yra laikoma, kad asmens sveikatos priežiūros specialistas, išskyrus išplėstinės praktikos vaistininką, tai jums yra neaktualu, tai yra medicinos psichologas atlikęs ne trumpesnę kaip 72 valandų trukmės stažuotę, yra atlikęs ir privalomąjį tobulinimą, išskyrus tikslinę programą pirmoji medicinos pagalba.
Tai jeigu jūs, sakysim, dėl vienokių ir kitokių priežasčių turite licenciją, tačiau per šiuos metus ta veikla nesivertėte arba vertėtės trumpai arba ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir galbūt taip pat nerinkote tų kvalifikacijos tobulinimo valandų arba jų rinkote nepakankamai, tai jūs galite kreiptis į vieną iš medicinos psichologus rengiančių įstaigų, tai yra Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas dėl stažuotės. Ir šitoj vietoj medicinos psichologams yra palankios sąlygos, kadangi jum kvalifikacijos tobulinimo valandų reikia surinkti 120, tuo tarpu stažuotė yra 72 valandų, kaip ir kitiem asmens sveikatos priežiūros specialistams. Tai pabaigę 72 valandų stažuotę yra užsiskaito ir jūsų darbo stažas ir kvalifikacijos tobulinimas. Ir šalia stažuotės, kartu su stažuotė, turite pateikti tik išklausytą tikslinę programą pirmoji medicinos pagalba. Tai tiek būtų gal apie darbo stažą, dar vėliau grįšiu su kompetencijų platforma, kaip atrodo. Ir taip pat gaunam nemažai klausimų ir kyla, kaip įskaitomos būtent valandos, jeigu jos yra nenurodytos pažymėjime, tai yra kiek tas pažymėjimas suteikia valandų ir įvairios kitos tobulinimosi formos, nes yra išskiriama būtent kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose, kai išduodami taip patvirtinantis pažymėjimai, ir yra išskiriamas kitas kvalifikacijos tobulinimas, kuris nėra patvirtinamas pažymėjimais, tai yra organizatorių išduodamais pažymėjimais. Tai va, truputėlį pakalbėsiu ir apie tokį tobulinimąsi ir jo įforminimą. Tai dalyvavimas tobulinime, kai trukmė valandomis yra nenurodyta, tai gali būti tiek tobulinimas Lietuvoje, tiek užsienio institucijose, tai viena diena yra prilyginama 6 valandom. Ir dar pamiršau paminėti, kad visa šita informacija, sakysim, apie tobulinimo formas, apie jų užskaitimą valandomis, apie įforminimą yra apibrėžta sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje. Ta įsakymą, tai yra įsakymas 132, mes taip populiariai jį vadiname. Jį galite matyti šios skaidrės pačioje apačioje. Tai ten vat yra visa detali informacija, kokios kvalifikacijos tobulinimo formos yra užskaitomos, kaip jos vertinamos, kaip jas apiforminti, yra ta pati informacija apie kvalifikacijos tobulinimo tikslinės, apie kompetencijų grupės ir visa kita. Tai kam įdomu ir kam aktualu, galite taip pat pasižiūrėti teisės akte. Vėliau dar pristatysiu mūsų interneto svetainėje, yra su sisteminėmis lentelėmis pateikta tam tikra aktuali informacija, kur irgi galite rasti. Tai pereinant prie tobulinimuose, kuris nėra patvirtinamas pažymėjimais, tai skaitomas 1 valandos trukmės paskaita, skirta specialistų kvalifikacijos kėlimo renginiui arba programai, parengimas yra vertinamas 8 valandos. Ir būtent yra, kaip kvalifikacijos tobulinimas yra užskaitomas ne pačios paskaitos skaitymas, tai yra arba ne pranešimo skaitymas, išskyrus mokslinį pranešimą, bet būtent to pranešimo parengimas. Ir jeigu pranešimą rengia ne vienas žmogus, sakysim, rengia 3 žmonės, tai tada tos 8 valandos yra dalinamos iš 3, o jeigu parengtą pranešimą, sakysim, skaito kitas žmogus, tai jam jau kaip kvalifikacijos tobulinimas, to pranešimo skaitimas nebeužsiskaitys.
Taip pat kvalifikacijos tobulinimui skirtų praktinių užsiėmimų 1 valandos tobulinimo programos parengimas yra kaip 2 valandos. Vienas CCME, tai yra Europe Accreditation Council of Continuing Medical Education arba American Medical Association, AMA kreditai, CMA, yra prilyginami 1 valandai. O vienas studijų kreditas yra prilyginamas 26,6 valandos. Šitoj skaidrėj galite matyti, kaip teisės akte yra apibrėžta, kaip yra įvertinama būtent mokslinių pranešimų ir paskelbtų teisių įvertis. Tai yra skirstoma į mokslinį pranešimą, kuriam skiriami CMA kreditai, kuriam neskiriami CMA kreditai. Taip pat tezių paskelbimai taip pat yra išskirtas, už kurį skiriami ir neskiriami CMA kreditai. Ir taip pat mokslinio straipsnio publikavimas mokslo žurnale. Tai šiek tiek pasikeitę, tai yra vertinama cituojamasis rodiklis. Ir jums kaip medicinos psichologą, matyt, esate tie, kuriem labiausiai gal aktualu, tai yra savišvietos būdu atliktas tobulinimasis. Ir būtent vėliau pašnekėsiu dar apie supervizijas ir intervizijas. Tai savišvietos būdu atliktas tobulinimuisi priskiriama mentorystė, tai skaitoma tiek mentoriui, tiek mentorystėje dalyvavusiam specialistui. Prie savišvietos yra priskiriama intervizijos, taip pat informacijos paieška ir skaitimas elektroninėje mokslo duomenų bazėje UpToDate. Ir savišvietos būdu atliktas ar vykdomas tobulinimas gali sudaryti nedaugiau kaip 10% privalomo tobulinimo trukmės. Ir kaip jau buvo minėta anksčiau, taip pat gali būti užskaitytos studijos, jeigu jos vykdytos universitete ar kolegijoje. Ir yra skirtos būtent tiems specialistams, tai yra studijų programa, yra skirta tiems specialistams, dėl kurių licencijos priežiūros bus teikiama informacija. Tai yra studijų kryptis, studijų programa turi, jūsų, sakysim, atveju turi sieti su psichologija. Ir tokiu atveju studijos gali būti užskaitomos pateikiant diplomo priedėlį, kuriame matosi, kokius dalykus jūs studijavote, arba mokymo institucijos akademinę pažymą, jeigu, pavyzdžiui, studijos nėra pilnai baigtos, tai tada akademinė pažyma, kurioje mokymo institucija nurodo, kokius dalykus jūs jau esate praėję. Ir jeigu tomis studijomis norite patvirtinti ir bendrųjų neklinikinių, nespecialybinių kompetencijų tobulinimą, tai mokymo institucija turėtų nurodyti, kad buvo išklausyti tam tikri dalykai, kurie priskirtini būtent prie šių kompetencijų. Taip pat norėčiau iš karto atkreipti dėmesį kas jums tikrai yra aktualu, dėl būtent psichoterapijos studijų. Tai kadangi teisės aktuose yra apibrėžta, kad medicinos psichologas psichoterapiją kaip asmens sveikatos priežiūros specialistas gali verstis tik tai baigęs Vilniaus universiteto ir sveikatos mokslų universiteto organizuojamos psichoterapijos studijos, tai būtent tokios psichoterapijos studijos ir būtų užskaitomos kaip kvalifikacijos tobulinimasis. Tačiau visos kitos psichoterapijos studijos, kurios nėra suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija arba su vienu iš universitetų, šios studijos nėra užskaitomos kaip kvalifikacijos tobulinimas.
Tai jeigu mokotės psichoterapijos kažkurioje kitoje įstaigoje nei Vilniaus universitetas ar Sveikatos mokslų universitetas, tai tokios studijos arba nebus užskaitytos, arba tada turite pateikti įrodymus, kad jos yra suderintos, jų programa yra suderinta su vienu iš universitetų, tai yra patvirtinta būtent to universiteto. Ir tobulinimasis, kuris nėra patvirtinamas būtent kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimais išduodamais mokymo tobulinimo organizatorių, tobulinimo institucijos, tai šis tobulinimasis, tai intervizija, mentorystė, kaip minėjau, jis yra patvirtinamas tam tikromis, dažniausiai pačio specialisto parengiamomis pažymomis. Kas į tas pažymas įeina, taip pat yra apibrėžta minėtame teisės akte. Tam tikrus dalykus tuoj pristatysiu ir šio pranešimo metu. Tai intervizija patvirtina intervizijos pažymą, kurią parengė pats specialistas. Mentorystė patvirtina mentorystės pažymą, kurią gali parengti tiek mentorius, tiek mentorystės veiklose dalyvavęs specialistas. Paskelbtus mokslinius straipsnius, tezes be mokslinio pranešimo, taip pat patvirtina pažyma, kurią parengė specialistas, kaip minėjau, formalio švietimo teikėjų išduota pažyma apie baigtas studijas arba tam tikrus studijų dalykus, jeigu studijos dar nebaigtos. Tai tokia pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusio švietimo tiekėjo vadovo ir jo įgalioto asmens. Ir supervizijos būdu atlikta tobulinimąsi patvirtina supervizuojamo specialisto parengta supervizijos pažyma arba specializuota supervizorių rengimo studijas baigusių supervizorius vienijančios organizacijos išduotas pažymėjimas. Tai ir čia specialiai tiesiog pateikiu tą informaciją, kas toje pažymoje turi būti. Tai pažymą, kaip minėjau, rengia pats supervizuojamas asmuo ir joje yra nurodoma, sakysim, kad įstaigos pavadinimas, kurioje vyko intervizija, supervizoriaus ar interviziją vykdančio asmens vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija, supervizuojamo specialisto vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija, atlikto tobulinimosi data, kad matytumėm, kokiu laikotarpiu vyko, tai yra tobulinimosi tema, ugdytos profesinės žinios ir įgūdžiai. Tai čia aktualu būtent pagal medicinos normą, jeigu norima patvirtinti klinikinės kompetencijas, suteiktų valandų skaičius ir taip pat specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimo sritis, tai yra kokias kompetencijas jisai tos intervizijos ar supervizijos metu tobulino. Dažniausiai manau, kad būna klinikinės, specialybinės kompetencijos, bet galbūt tai gali būti tobulinta, ypač jeigu superviziją vykdo ne supervizorius, bet organizacija, tai kiek mums teko susidurti, organizacijos dažniausiai organizuoja tas bendrųjų kompetencijų tobulinimas. Ir taip pat kartu turi būti pateikiami papildomi dokumentai apie supervizoriaus būtent išsilavinimą ir kompetenciją. Tai tie dokumentai yra patvirtinti minėto teisės akto 21 punkte. Ir galite, tam, kam bus aktualu, galite rasti tenai. Tai visa šita informacija, kaip įforminami, ko reikia, kokios pažymos, kas į tas pažymas įeina, kokie duomenys ir apskritai apie tobulinimosi tvarką ir pasiskirstimą valandomis, tai galite rasti ir atskiras skyrelis mūsų tarnybos internetinėje svetainėje. Jeigu nuėjus į ją, pasirinkus meniu, veiklos sritis, specialistų licencijavimas ir spaudo numeriai ir
ten bus pati pirma tema, tai yra apie tobulinimosi tvarką. Ir tenai galėsite rasti visą aktualią informaciją, tai yra nuoroda ir į teisės aktą, ir į va tokią lentelę, kurioje kolegių yra susisteminta informacija, tai yra kokiam pažymėjimais nepatvirtinamo tobulinimo, sakysim, formai, pažymoje kokia informacija turi būti nurodyta. Tai tikrai labai kviečiam naudotis mūsų tarnybos interneto svetainė, kurioje yra tikrai daug aktualios informacijos. Ir trumpai dar kartelį priminsiu visą tvarką, tai yra licencijuojamos veiklos priežiūros. Tai, kaip ir minėjau, turite jungtis prie Licrec sistemos, ten teikti pranešimą, tada ramiai laukti, kol jūsų pranešimas ir dokumentai arba Licrec sistemoje, arba kompetencijų platformoje bus įvertinti. Ir jeigu bus nustatyti trūkumai, tai bus skiriama 90 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti. Jeigu dokumentai licencijuojamos veiklos priežiūrai nebus pateikti arba per nustatytą trūkumams šalinti terminą jie taip pat bus nepašalinti, tai tarnyba turi teisę sustabdyti licencijos galiojimą. Ir kaip jau ir prašėm, tikrai maloniai prašome laukti būtent dokumentų įvertinimo. Apie nustatytus trūkumus kolegės informuoja elektroniniu paštu. Jeigu tų trūkumų yra mažiau, tai galite gauti tik elektroninę žinutę. Jeigu trūkumų daugiau arba norima išsamiau pateikti informaciją, tai labai dažnai siunčiame tuo pačiu elektroniniu paštu, bet jau oficialų raštą, kad būtų išvardinta, ko jums trūksta ir ką turite pašalinti. Ir dabar trumpai apie pačią kompetencijų platformą. Tai būtent, kad kompetencijų platforma, kaip ir minėjau, yra skirta daugeliu vartotojų, kas susijęs su specialistais, tai joje kaupiami būtent nuo 2025 metų išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir taip pat darbdaviai veda duomenis apie jūsų įdarbinimą. Taip pat kompetencijų platformoje skelbiamos visos suderintos programos ir planuojami renginiai. Ir kompetencijų platforma naudojasi institucijos, tai ir sveikatos priežiūros įstaigos, ir mes kaip kontroliuojanti institucija. Kompetencijų platformoje kiekvienas specialistas turi savo kaip ir paskyrą. Jeigu jūs prisijungsite per elektroninius valdžios vartus, tai ten pamatysite savo paskyrą, kurioje bus duomenys apie jūsų sukauptus pažymėjimus, apie jūsų darbo patirtį, jūsų turimas licenzijas. Taip pat tenai yra skirsnis apie jūsų diplomus. Tai vat šitoje vietoje noriu pažymėti, kad diplomai į kompetencijų platformą ateina taip pat tiesioginės integracijos būdu iš diplomų ir atestatų registro. Todėl jokiais būdais nei jūs tų diplomų patys įkelti į kompetencijų platformą negalite, nei jūs, nei mes. Jeigu diplomo kompetencijų platformoje nematote, tai ir norite, kad jisai ten atsirastų, tai vienintelė galimybė yra kreiptis į švietimo tiekėją, kuriame jūs baigėte vieną ar kitą mokymo programą, su prašymu, kad jisai tos duomenis suvestų į diplomų ir atestatų registrą. Tai tam tikras istoriniai duomenys, istoriniai pažymėjimai, kol dar nebuvo to registro, yra suskaitmeninti
ir dalis diplomų, nors ir senų, atsiranda ir yra tam diplomų ir atestatų registre, bet dalies diplomų ten tikrai nėra ir tiesiog, sakysim, licencijuojamos veiklos priežiūrai tie diplomai tikrai yra nebūtini. Tai dar kartą pakartosiu, nei jūs, nei mes diplomų į kompetencijų platformą suvesti negali. Jie gali kompetencijų platformą atsirasti tik iš diplomo atestatų registro, o į šį registrą gali suvesti tik švietimo tiekėjas. Ir dabar labai trumpai apie pačią kompetencijų platformą. Tai vat, jeigu prisijungsite prie kompetencijų platformos, galite ir mūsų interneto svetainėje rasti nuorodas. Taip pat, jeigu į tą patį Google suvesit kompetencijų platformą, prisijungsit, tai instrukcijos, kaip ją naudotis, kaip teikti dokumentus ir visa kita galite rasti būtent pagalbos skyrelyje. Čia šitoje skaidriai matote viršuj yra pagalba, paspaudus ją matysite visą eilę mokymų instrukcijų, kur yra ir PDF-iniu formatu, ir filmuota medžiaga, labai išsamei paaiškinta, kam yra skirta kompetencijų platforma, kaip ją naudotis ir kokios jos funkcijos. Tas, kas susijęs su jumis, tai kaip ir minėjau, kompetencijų platformoje yra skelbiama visų suderintų programų ir čia galite ieškotis jums aktualius renginius, galite ieškotis pagal tikslinę grupę, pagal kompetencijų grupės. Tai būtent čia dabar yra ir turi būti visos suderintos programos ir iš tų programų organizuojami renginiai. Tai ieškant renginių skirtų, sakysim, bendrosioms neklinikinėms, nespecialybinėms kompetencijoms tobulinti, rekomenduojama nesirinkti būtent tikslinės klausytojų grupės, dėl to, kad, kaip ir minėjau, pagal tikslinę klausytojų grupę yra nurodoma ir yra skirta būtent klinikinėms kompetencijoms pažymėti, o tuo tarpu bendrosios yra skirtos visiems specialistams. Tai jeigu bandysit ieškoti būtent bendrųjų neklinikinių, nespecialybinių kompetencijų renginių, tai tiesiog veskite pagal kompetencijų grupės, pasirenkant kompetencijų grupę, kurią norite rasti. Ir kaip matyt, gal jau daug kas ir žinote, tai kompetencijų platformoje yra įvesta sukauptų valandų skaičiuoklė, kurioje galite matyti pasirinkę atsiskaitomąjį laikotarpį ir pasirinkę licenciją, dėl kurios jūs žiūrite ir kurios licencijuojamos veiklos priežiūrą vykdote. Galite matyti, kiek jums reikės, kiek jūs turite būti sukaupęs valandų ir kiek jūs šiuo metu esate sukaupęs tų valandų. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad dešinėje pusėje, kur yra sukauptų valandų skaičius pagal privalomas temas, tai šitoje skirtyje matosi būtent tos kvalifikacijos tobulinimo temos, tai yra infekcijų kontrolė, profesinė etika. Ir jums tai neaktualu, bet dar burnos priežiūros specialistam yra dar viena tema. Tai čia matosi tos dvi temos, tačiau į šitą skirsnį neįeina pirmoji medicinos pagalba. Pirmoji medicinos pagalba atvaizduojama skiltyje pažymėjimai pagal tikslinės programas, nes yra, taip sakant, yra du terminai, tai yra privalomos temos ir tikslinės programos. Tai privalomos temos yra infekcijų kontrolė ir profesinė etika, o tikslinė programa yra pirmoji medicinos pagalba. Tai ir taip pat, matote, yra per viduriuką yra išskirstytos valandos pagal kompetencijų grupės. Taip pat apačioj matote skirsnius, pasirinkus galima išmetama būtent pažymėjimai priskirti vienai ir kitai kompetencijų grupiai.
Ir čia vat norėčiau akcentuoti dar, kad netgi jeigu jūs suvedate pažymėjimus ir jie kol kas yra neįvertinti mūsų, tačiau preliminarus valandų skaičius jau skaičiuoklėje yra atvaizduojamas. Tai jūs galite susivedę, jeigu yra noras, susivedę pažymėjimus pateikę į kompetencijų platformą, jau jums rodys preliminarų valandų skaičių, kokį jūs esate surinkus ir pagal tikslinės grupės, tai yra taip, kaip jūs suvesite tuos pažymėjimus. Aišku, kai specialistas vertins pažymėjimus, tie duomenys gali šiek tiek pasikeisti. Mes galime ir tai darome, tai yra tiksliname tos duomenis, todėl kai teiksite pažymėjimus, tai nesijaudinkite, jūs patys tų pažymėjimų atmesti jau jeigu pateikėte ir patvirtinto negalite. Tai galime padaryti mes, tai pavyzdžiui, jeigu visiškai neteisingai suvedėte duomenis arba pateikėte visiškai neaktualų pažymėjimą, tai mes galime tiesiog parašyti, kad šitas pažymėjimas neaktualus licenzijavimui, mes galime jį atmesti ir paprašyti pateikti iš naujo, nes būna tokiu atveju, kai pateikiami pažymėjimai, kur tas dokumentas visiškai neatsidaro arba nesimato, kas jame yra nuskanuota. Ir taip pat mes patys galime redaguoti ir valandas priskirtas, ir tikslinės grupės, tai tikrai sutikriname jau pagal esamus reikalavimus ir tos pažymėjimus patiksliname. Ir šitoje skaidrėje galite matyti, tai yra kaip įkelti tos pažymėjimus, tai pagrindinėme jūsų lange, jeigu pasirinkus mano pažymėjimai, viršui dešinėje yra įkelti pažymėjimą ir tada reikėtų rinktis būtent vieną iš grupių. Tai yra, matote, tai grupė kita, tai yra kita tobulinimąsi patvirtinantis pažymėjimai. Ir yra kiti tobulinimąsi patvirtinantis pažymėjimai, tai šitą grupę reikėtų rinktis, kai keliate pažymėjimus būtent gautus iki 2025 metų, išduotus organizatorių ir patvirtinančius dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginyje. O grupė tobulinimasis, kuris nėra patvirtinamas pažymėjimu, tai į šitą grupę reikėtų teikti būtent tas pažymas apie jūsų praeitas supervizijas, intervizijas, apie skaitytus pranešimus, apie dalyvautus, apie baigtas studijas ir, sakysim, parengtus straipsnius ir panašiai tas, kas buvo minėta prieš tai. Tai tos dvi grupės ir pagal pažymėjimo teikimo pobūdį renkatės vieną ar kitą grupę. Kaip minėjau, kompetencijų platformoje dar yra galimybė susigeneruoti nuorašą. Matote, jeigu paspaudė mano pažymėjimai ir yra mygtukas suformuoti turimų pažymėjimų išrašą ir parodo, susigeneruoja toks išrašas, jeigu kažkam reikia pateikti arba norite pats kažkur turėti. Tik tai, kaip minėjau, šio išrašo į Licrega teikti nereikia, nes mes jungiamės prie kompetencijų platformos ir vertiname jūsų dokumentus būtent kompetencijų platformoje. Ir paskutinė aktuali skaidrė iš kompetencijų platformos, tai yra būtent duomenys apie profesinę veiklą įdarbinimą. Tai, kaip matote, skaidrėje viršuj yra vaizdas taip, kaip jūs matote duomenis ateinančius iš Sodros, tai yra būtent įrašai kokioje įstaigoje ir nuo kada iki kada jūs toje įstaigoje dirbote. O apačioje galite matyti įrašą, jeigu paspaudus ant, sakysim, aktualaus to įrašo,
ir matome, kur yra suvesti jau darbdavio duomenys, tai yra pagal kokią profesinę kvalifikaciją, kokiame skyriuje, kokiuose pareigose ir kokiu darbo krūviu, nuo kada specialistas dirba. Tai būtent vat, šitas įrašas mums ir aktualus ir būtent jį mes vertiname licencijuojamos veiklos priežiūros metu. Tai jeigu jūs prisijungę prie kompetencijų platformos, matote, kad jūsų darbdavys suvedė šitos duomenis, tai tokiu atveju už šį laikotarpį darbdavio pažymos mums teikti nebereikia, bet jeigu tokių duomenų kompetencijų platformoje nėra, tai tada reikia arba prašyti darbdavio, kad jisai suvestų tos duomenis, arba prašyti, kad išduotų pažymą. Tačiau šiaip darbdavys pagal teisės aktus, net įstatyminių lygmenių, šiaip privalo suvesti duomenis į kompetencijų platformą. Ir pabaigai tiesiog šiek tiek informacijos, kur tos informacijos ieškoti. Tai, kaip jau buvo minėta, mūsų tarnybos internetinėme puslapyje. Taip pat visa aktuali informacija yra skelbiama skiltyje naujienos. Taip pat labai kviečiame prenumeruoti mūsų tarnybos naujienlaiškį. Puslapio pačiame pabaigoje galite pasispausti, prenumeruoti, įsivesti savo elektroninį paštą ir tada visa aktuali informacija, naujienų pranešimai, atsirandantis mūsų tarnybos internetinėje svetainėje, pranešimai gausite ir elektroninį paštą. Taip pat informacija apie licenzijas galite rasti būtent SPVT licencijavimo portale. Labai kviečiame naudotis praeitų metų gale pradėjusiu veikti būtent konsultacijų robotuku, kuris nuveda ir suteikia pagrindinius atsakymus arba nuveda būtent į platesnį informaciją mūsų interneto svetainėje. Tikrai išbandytas ir pakankamai gerai veikianti priemonė. Jeigu informacijos yra sunkiau patiems ieškoti pačioje interneto svetainėje. Ir veiklos sritis, tai yra specialistų licencijavimas ir spaudo numeriai. Čia galite irgi rasti tą pačią informaciją apie asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą ir licencijuojamos veiklos priežiūrą. Ir kompetencijų platformos funkcionalumo ir naudojimosi klausimais reikėtų kreiptis būtent jau skaidrėje matomu elektroniniu paštu arba telefonu. Tai šiuo elektroniniu paštu ir telefonu rekomenduojama kreiptis, kai susidurite su kažkokiais būtent kompetencijos platformos naudojimosi klausimais, tai yra arba negalite pateikti pažymėjimų, arba kažkokie techniniai dalykai. Kitais klausimais galite skambinti specialistų licencijavimo klausimais arba rašyti bendru tarnybos elektroniniu paštu. Ir tiek būtų bendros informacijos. Tai labai ačiū už dėmesį. Ir dabar laikas, jau matau, kolegės aktyviai atsakinėja į klausimus čate, o aš pasirengus atsakyti į klausimus gyvai užduodamus. Taip, tai jeigu kažkas nori užduoti gyvai klausimą, tai labai tada kviečiu pakelti ranką, paspausti tą mygtuką ir tada matysiu, kas nori užduoti klausimą ir galėsiu jungti jums mikrofoną. Taip, vieną žmogų turim. Minutę.
Taip, Daiva, galite įsijungti pas save kompiuterį ar telefoninį mikrofoną ir turėtų pavykti pasakyti klausimą. Taip, ar girdit mane? Taip, girdim. Taip. Tai aš noriu pasiklausti dėl tos pirmosios medicinos pagalbos. Aš buvau viena pirmųjų tų licencijuotų medicinos psichologų ir įsidarbinau 21 metų Liepos mėnesį, bet pasižiūrėjus į licencijavimo ten tą tvarką, mano licencija yra nuo rugsėjo 6 dienos 21 metų. Ta pirmosios medicinos pagalbos pažymą aš gavau 21 metų lapkričio 24 dieną. Ar man dabar reikia vėl iš naujo, ar dar ta galioja? Tai ar gerai išgirdau, licencija rugsėjo mėnesį, pažyma gauta lapkritį, taip? Taip, nes tada dar Taip. nereikėjo. Tai pažyma galioja, nes svarbu, kad bet kuris kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, tame tarpe ir pirmoji medicinos pagalba, patektų į tą penkmetį, atsiskaitomai penkmetį, tai yra nuo licencijos išdavimo dienos į plus 5 metai. Tai jeigu jūsų licencija išduota rugsėjo mėnesį, tai jeigu jūs pirmąją medicinos pagalbą išklausėte lapkričio mėnesį, tai šiam penkmečiui jums jo šito pažymėjimo pakanka ir jis tikrai bus užskaitytas. Ačiū. Taip, kas dar kelia ranką, Nijolė Jakubaitinė, tai tuo įjungiu mikrofoną. Taip, paspauskit pas save mikrofoną ir turėtų jums pavykti užduoti klausimą. Sveiki. Norėčiau tiesiog pasiklausti, baigiantis licenzijos galiojimo terminui, pavyzdžiui, mano baigėsi, čia kažkaip vis meta čatą ant jūsų veidų, baigėsi gruodžio 14 dieną. Prieš kiek laiko turėčiau teikti prašymą ir pranešimą tai veiklai licenzijos patu? Tai jūsų licencija išduota, suprantu, gruodžio 14 dieną, taip? Taip. 21 metų gruodžio 14 dieną. Tai vėliausiai pranešimą licenzijuojamos veiklos priežiūrai turite pateikti iki kitų metų sausio 14 dienos. Supratau, galima ir prieš mėnesį, taip? Bet galima ir anksčiau, jeigu turite darbo stažą pilnus 3 metus, sakysim, per tuos 5 metus darbo stažą turite, teikti galite ir anksčiau, niekas nedraudžia, o vėliausias terminas yra nustatytas, sakysim, teisės aktais yra nustatytas vėliausias terminas, tai yra 5 metai nuo licencijos gavimo dienos plus 1 mėnesis. Tai yra vėliausias terminas, bet teikti galite ir anksčiau. Tai ir kadangi licencija, kaip minėjau, galiojimo termino neturi, tai tiesiog svarbiausia, kad jūs pateiktumėte tą pranešimą ir dokumentus ir toliau ramiai dirbate ir, ta prasme, ta licencija nesistabdo automatiškai. Supratau, ačiū. Taip, taip pat ranką kelia Rasa Karalienė, įjungiu jums mikrofoną, įsijunkite ir pas save mikrofoną, ar galite užduoti klausimą. Labą dieną, ačiū už paskaitą ir norėjau pasitikslinti, aš jau esu lyg ir savo pažymėjimus įkėlusi, tų, kurio trūko, ir norėjau klausti, tai o kada aš sulaukčiau atsakymo, jeigu dar kažkoks trūkumas yra, nes šiaip tai mano gegužės ar nuo birželio mėnesio, jau šita licencija buvo 21, tai 26 yra ir aktualus tas laikotarpis. O pranešimą į Licrec sistemą priežiūrai pateikėte? Taip, pranešimą pateikiau, paskui aš gavau atsakymą tiek elektroninių laiškų ten dėl tų patvirtinimų, ten bendras valandų skaičius 209, žodžiu, yra ir medicina, ir infekcijų kontrolė praėjusi, bet vis tiek neramu kaip ir visiems. Ir galvoju, tada jeigu dar vis tiek kažko trūksta, kadangi mano terminas jau čia gana ankstyvas yra, tai noriu klausti, ar aš sulaukčiau tada kažkokio laiško, kad jums trūksta to ir to, ar prašau pateikti tą ir tą, yra kokie prieiga, nes pirmą kartą pratęsinėjom. Taip, kaip ir minėjau,
kaip jūsų pateikti dokumentai specialisto pradės būti vertinti, tai prieis eilė ir pradės būti vertinti, tai jeigu bus nustatyti trūkumai, tai jūs gausite elektroniniu paštu pranešimą, ko jums trūksta konkrečiai jau. Taip, taip. Galit O gauti jeigu čia mano elektroninį. buvo, Taip, jeigu buvo nuo birželio pradžios atseit ar ne vertinimai ir mano ta licencija gauta, tai kada aš tada, jie ir vertins birželio pradžioje? palaukit minutėlę, aš tada. O jūs jau pranešimą licenzijuojamos veiklos priežiūrai esat pateikusi, ar jūs dar tik tai pateiksite Licrec sistemoje? Aš jau pateikiau pranešimą, suvedžiau, nežinau, į kurią platformą ar kompetencijų ar ne, tuos pažymėjimus, kurie nebuvo atsiradę, gavau pranešimą, kad jų ten pakankamai daug, kiek matau. Ir liktai turi užtekti. Aš buvau, tai apie darbovietės, liktai ten tų stažai nepertraukiami jau gana ilgi, ten irgi yra figūruoja tie Kaip jūsų vardas? užrašai. Rasa Karalienė. Aš matau, kad toj minutėlę. Jūs pranešimą teikiat balandžio mėnesį, matau, taip? Taip. Tai aš matau, kad jum jau priežiūros balandžio mėnesį ir įvykdyta. Jau jum nieko nereikia pergyventi. Tai aš jau galiu būti rami, žodžiu, Taip, ir jūsų nieko priežiūra rūpintis įvykdyta. papildomai nereikia. Taip. Ne, jūsų priežiūra įvykdyta ir dabar, jeigu jūs prisijungtumėt, sakysim, prie Licrec sistemos, prie licenzijos, ten, kur specialistų yra duomenys, tai matytumėte priežiūros įvykdymo datą ir taip pat mūsų tarnybos išorinėme puslapyje, kur yra licenzijos, visos duomenys apie licenciją, ten, kur, sakysim, ir klientai, pacientai, sakysim, kiekvienas asmuo suvedęs vardą, pavardę gali pasižiūrėti, ar vienas ar kitas specialistas turi tą licenciją, tai ten matysis jau priežiūros įvykdymo data, jau kad balandį ir įsakymo numeris. Tai ir pati galite pasižiūrėti ir visi kiti matys, kad jau jums ta priežiūra yra įvykdyta. Tai reiškia, aš dabar jau vėl 5 metam kaip ir ramiai esu, turiu teisę dirbti. Tai labai ačiū. Aš manau, kad mane suklaidino, kad aš gal kompetencijų platformoje ieškojau kažkokių duomenų, o ten jūs, kaip aiškinat, jau ir paskaitos metu yra tos 2 platformos, gal mane tai šiek tiek ir suneramino, kad ne visą informaciją radau. Tai labai ačiū tada ir visiems labai gero darbo ir sėkmingo tvarkymo licenzijų. Dėkui už pagalbas. Dėkui labai. Taip, taip pat kelia ranką Justina Kurkinaitė, tai man atrodo, jungiu jums mikrofoną, įsijunkit ir pas save ir galite užduoti klausimą. Labadiena. Norėčiau pasiteirauti, jeigu medicinos psichologas neplanuoja dirbti licenciją turinčioj įstaigoj ir nesudalyvaus stažuotėj, tačiau, pavyzdžiui, toliau rinks kvalifikacijos kėlimo valandas, ar galės išsiimti ir vykdyti individualią veiklą, tai yra konsultuoti? Kaip medicinos psichologas, jisai individualios veiklos vykdyti apskritai negali, nes medicinos psichologas ir medicinos psichologija yra asmens sveikatos priežiūros veikla ir jinai gali būti vykdoma tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir tik licencijuoto specialisto. Jūs kaip psichologas galite vykdyti individualią veiklą, tačiau negalite skelbtis, kad jūs teikiate kažkokias, sakysim, gydymo paslaugas, tą, kad teikia medicinos psichologas, negalite naudoti savo spaudo numerio, licenzijos, negalite sakyti, kad jūs esat medicinos psichologas ir teikiat medicinos psichologo paslaugas, jeigu jūs nedirbate asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tai pagal individualią veiklą šiuo metu gali vykdyti tik tai psichologai, bet ne medicinos psichologai. Supratau, ačiū. Jeigu norite, ta prasme, yra ta galimybė jums ir patiems kaip vienai, išsiimti tą licenciją medicinos psichologo paslaugoms,
Tai, sakysim, pavyzdžiui, kūrus mažąją bendriją ir susitvarkius licenciją medicinos psichologo paslaugom teikti, jūs galite teikti ir medicinos psichologo paslaugas. Tai čia jūsų pasirinkimas. Tai nėra labai sudėtinga ir tiesiog pasigalvoti reikia, kiek jums tai aktualu ir kokias jūs paslaugas ateityje norite teikti. Na, sakysim, jeigu psichoterapiją teikiant, tai šiuo metu irgi psichoterapija yra priskiriama būtent asmens sveikatos priežiūros paslaugomis ir jau ją turėtų teikti tik medicinos psichologas. Ačiū už atsakymą. Taip pat ranką kėlė Daina Lideikienė, tai jums jau įjungtas mikrofonas, įjunkite ir pas save ir galite užduoti klausimą. Sveiki, labai ačiū už konsultaciją visą ir dar norėjau pasitikslinti, galbūt praklausiau kažką, tai prieš gaunant licenciją 21 metais aš buvau išklausiusi etikos ir infekcinių ligų mokymus ir dabar man jau ateina laikas prasitęsti licenciją. Ar aš vėl turiu šitos mokymus išklausyti pakartotinai? Profesinė etika ir infekcijų kontrolė? Taip. Taip. Taip, kaip ir minėjau, kas 5 metus visos 3 temos. Pirmoji medicinos pagalba, profesinė etika ir infekcijų kontrolė turi būti atnaujinamos žinios kas 5 metus vieną kartą. Ačiū, atsakėte klausimą. Dėkoju. Prašau. Taip, ranką kelia toliau Eglė Beneš. Jungiu jums mikrofoną, galite įsijungti pas save ir užduoti klausimą. Eglė, negirdime jūsų, tai turite ir pas save įsijungti mikrofoną. Labą dieną, girdite tikriausiai dabar, ne? Dabar taip. Aha, jeigu, sakykime, per tuos privalomus 3 metus, ne, kad gautumėm tą licenciją, pratęstumėm, tai ir jeigu dirbu medicinos psichologų tik tai 025 etato, sakykime, poliklinikoje, ar to užtenka licencijai pratęsti? Taip. Nėra, šiuo metu nėra numatyta, kokiu krūviu asmuo turi dirbti, kad licenciją pratęstų. Svarbu tie išdirbti metai. Sakysim, jūs galite 0,25 etato krūviu dirbti visus 5 metus ar 3 metus ir tai jums užsiskaitys kaip praktika. Supratau. Ačiū. Taip, kol kas daugiau pakeltų rankų nematau. Tai gal kol atsiras, gal kolegės kitos, kur atsakinėja į klausimus esančius čate, gal reikia kažkokios pagalbos, gal į kažką Eglė galėtų atsakyti. Zita matau, Urte kelia ranką. Gerai, tai tada Zita Stonienė įjungiu tada mikrofoną. Prašom. Labadiena. Turiu 2 klausimus. Minėjot akademinę pažymą apie psichoterapijos studijas, akademinę pažymą, kad turi ryšių su universitetu Lietuvos. Psichoterapinės mokyklos, taip pavadinkim, Lietuvoje egzistuojančios, jos žino tokias akademinės pažymas, reik manyti. Jūs turite omeny pažymą, kad jų vykdoma programa suderinta su vienu iš universitetų? Taip. Nežinau, ar jos žino ir nežinau, ar jų programos yra suderintos su universitetais. Tai čia turėtumėte teirauti tų mokyklų, nes... Supratau. Nes gali būti, kad tos programos ir nėra suderintos su universitetais. Supratau. Pranešimo metu dėl to ir norėjau atkreipti dėmesį, nes mes tikrai susidurėme ir gana dažnai, kad šiuo metu teisės aktai yra tokie, kokie yra ir yra užskaitoma tik Vilnius ir Kaunas. Bet iš seniau organizuotų programų tikrai yra, kur buvo derintos su Vilniaus universitetu ar su kitu universitetu, tai tiesiog jūs turite teirautis jau tos mokyklos, kurioje jūs mokotės ar mokėtės
ir tiesiog sakyti, ar jie gali, ar jų programa suderinta, ir jeigu suderinta, tai tada paprašyti, kad pasirūpintų tokią, patvirtinimą to. Patvirtinimas laisva forma. Kažkokia tai. Turėtų būti, šiaip laisva forma nelabai tinka, turėtų būti oficialus dokumentas, kuriame matytųsi, kad Vilniaus ar Kauno universitetas tikrai tvirtino tą programą, nes parašyti, kad ji yra suderinta, tai gali kiekvienas. Tai turėtų būti jau universiteto kažkoks ar posėdžio metu, ar įsakymas, ar kažkas, tai oficialus dokumentas, kuriuo buvo ta programa suderinta ar tvirtinta būtent vieno iš universitetų. Na, jeigu tu turi tarptautinį sertifikatą, tikėtina, kad būtų suderinta, bet čia perteklinis klausimas. Ir antras klausimas apie supervizijas. Kaip teisingai išgirdau, kad supervizuojamasis paruošia ten tą pažymą. Taip. Gal kažkur galima būtų rasti pažymos šabloną, pavyzdį ar kažką, tai vis tiek. Šablono nėra, tai gausit skaidres arba tam pačiam teisės akte, arba kur minėjau tą lentelę, tiesiog yra nurodyta, kokia informacija toj pažymoj turi būti. Tai yra laisvos formos gali būti, tiesiog jūs paimat tą lapą ir tiesiog jame, taip kaip straipsnį rašo, taip tą pažymą, viršuj vardas pavardė ir tiesiog supervizijos pažyma ir tada išvardinat tą informaciją, kurią minėjau ir kurią galite rasti. Rasite tiek skaidrėse, tiek mūsų interneto svetainėje. Tai yra, kada vyko supervizija, kokiu laiku, kiek valandų užėmė, kokias kompetencijas tobulinotės ir tada duomenys apie supervizijas vykdžiusį asmenį. Žodžiu, šablono nėra. Šablono nėra, tai yra laisva forma, tiesiog yra teisės aktais yra nustatyta tik kokia informacija toj pažymoj turi būti. Supratau, o pačio šablono nėra. Ačiū. Taip, ar dar turėsim klausimų pakeltų rankų, nes kol kas nėra, tai dar yra galimybė užduoti klausimą. Justina Kurkinaitė, taip, matau. Aha. Aš jau turiu galimybę kalbėti. Gerai, aš taip žiūriu, kad... Aš norėjau pasiteirauti, ar galėtume gauti šio pranešimo skaidres. Tai iš tikrųjų šitas visas pranešimas, pristatymas ir klausimai, atsakymai, jie vis tiek yra įrašomi ir bus paskelbiami tarnybos YouTube kanale. Tai jau kai bus paskelbta visiems užsiregistravusiems į konsultaciją bus ir išsiųsta nuoroda ir galėsite dar kartą pasižiūrėti ir pamatyti. Tai tam įraše taip pat matysis ir Eglės pristatytos skaidrės. Tai kaip ir papildomai siųsti galbūt, kaip ir nemanau, kad būtina, nes iš esmės bus tas įrašas. Jeigu yra noras, nežinau, ir šiaip pačiom skaidrėm galima būtų kažkaip pasidalinti, tik tai gal visiems siūsti būtų perteklinis, nes ne visi tuo naudosis, tai nežinau. Nebent tada visiems užsiregistravusiems būtų galima prie laiško pridėti siunčiant nuorodą. Jeigu yra tokia galimybė, aš galiu pasidalinti, nes kaip ir gal. Tai jeigu jums tinka pasidalinti, tai tada būtų galima tai padaryti irgi. Ačiū. Taip, Oksana Čekavičienė, noriu užduoti klausimą, įjungiau jums mikrofoną, įsijunkit pas save. Aha, tai sveiki, norėčiau paklausti, jau prieš kiek laiko, kad spėtum tą licenciją pratesti, toks būtų optimalus laikas tikrintis, gauti atsakymą, ar visos tos valandos tokios, kokios turi būti, prieš kiek jau laiko būtų, kad iš tiesų dar galėtum kažkokius mokymus praeiti. Nes jeigu rugpjūtį baigėsi licencija, tai kada jau rekomenduotume, tarkim, kada jau tikrintos visus dokumentus, kad gautų atsakymą, ko dar trūksta.
Tai kada pateiksit savo pranešimą licenzijuojamos veiklos priežiūrai, tai tada bus jūsų dokumentai įvertinti ir nustatyti jūsų trūkumai. Šio pranešimo metu, jūs tą informaciją tokią pagrindinę išgirdo, tai galite, tikrai galite ir pati preliminariai įsivertinti, sakysim, kiek tų kvalifikacijos tobulinimo valandų esate susirinkusi, susiskaičiuot, sakysim taip, kaip minėjau, tie pažymėjimai, jeigu vertinant pažymėjimus, jeigu jų tiksliniai grupiai yra nurodytas medicinos psichologas ir ta programa, kurią klausėt, yra suderinta, tai visi tie pažymėjimai ir tos valandos yra priskiriamos prie klinikinių specialybinių. Tai va, tikrai pati galite susiskaičiuoti, kiek tų klinikinių specialybinių valandų esate surinkusi, plus privalomos temos, ar esate išklausiusi pirmoji medicinos pagalba, infekcijų kontrolė ir profesinė etika. Ir tada lieka tas 10% bendrųjų ir šitam irgi pranešime galėsit ir pasižiūrėti ir gausit skaidres. Tai yra tos temos, kuriuose galima ir reikia tobulintis. Tai tiesiog pasižiūrėti, ar tose temose tobulinotės ir jeigu nesitobulino, tai dar galit ir savarankiškai susirasti ir pasitobulinti tose, kad tas 12 valandų, jums 12 valandų priklauso tose bendrosiuose. Tai tiesiog tą tokį įdirbį galite padaryti tikrai savarankiškai ir pati, o tada jeigu jau turite tuos 3 metus darbo stažo, tai galite dokumentus teikti ir anksčiau. Ir tiesiog laukti, kada bus įvertinti ir, kaip minėjau, skiriama 3 mėnesiai trūkumų šalinimui. Jeigu tai yra vasaros laikotarpis, tai tikrai pasistengiam lankščiai vertinti, sakysim, jeigu nustatoma, kad kažkokių kvalifikacijos tobulinimo valandų trūksta ir yra vasaros laikotarpis, tai dar mėnesį kitą palaukiam, kad žmogus galėtų susirinkti. Supratau, nes iš tiesų, tas laikotarpis, kai gali nevykti kažkokie tai mokymai tuo metu, kaip ir jūs sakot, vasaros laikotarpis. Taip, tai jeigu matom, kad žmogui tikrai, aišku, jeigu ten trūksta didelės dalies tų kvalifikacijos tobulinimo, tai tiesiog matom, kad per visus tos 5 metus nesitobulino, bet jeigu kažkokie, matom, kad ar kažkokių tikslinės temos trūksta, ar tobulintas į kitose temose, bet ne klinikinėse, ten kažkiek tų valandų trūksta, tai tikrai, palaukiam, ypač sakau, jeigu vasaros metas, jeigu gaunam informaciją, kad nevyksta tie mokymai, arba, sakysim, užsiregistravote šiek tiek vėliau vykstančius mokymus, tai pateikėt registracijos formą, tai tada tikrai palaukiam. Bet tiesiog reikia matyti, kad žmogus renkasi, šalina tuos trūkumus ir aktyviai, o ne aktyviai dirba. Jo, tai profesinių tai perteklių turiu, dėl kitų gal čia man taip svarbiau. Tai dėl tų bendrųjų, tai šiaip visiems rekomenduojam, šiaip yra specialiųjų tyrimų tarnybos, sakysim, puslapį, jeigu prisijungus, ten yra nuotoliniai kursai, kuriuos galima tiesiog išklausyti ir mes juos užskaitome irgi, tai tas kelias valandas susirinkti tiesiog esant, prisijungi, išklausai, jie atsiunčia pažymėjimus ir tos pažymėjimus mes užskaitome. Tai būtų korupcijos tema. Tai kitus galit kompetencijų platformai pasiieškoti. O jeigu darbe buvo ta korupcijos tema ir mes ten mokėmės ir laikėm testą, tai čia užsiskaito tokie dalykai, tik nežinau, ar kompetencijose pateikta. O kas organizavo? Pati įstaiga, kur dirbu, tai yra Jonavos psichikos sveikatos centras. Tai reikia pasiteikit tą pažymėjimą, įvertinsim, nes taip nuotoliu sunku pasakyti. Aha, supratau. Tai dėkui, neturiu daugiau klausimų, ačiū. Taip, aš dar tik dėl skaidrių to klausimo truputį papildysiu, tai kad mes paskelbsime vis tiek, manau, kitą savaitę ir įrašą apie šią vykusią konsultaciją tekstą mūsų svetainėje, tai bus ten irgi galima tam tekste rasti nuorodą
į tas skaidres ir ten jas pamatyti ir pasižiūrėti ir pasiskaityti ir pasikartoti rūpimus klausimus. Ir toliau matau ranką kelia Giedrė Petrauskienė, įjungiu mikrofoną Giedrė, įsijunkite ir pas save ir galite užduoti klausimą. Labą dieną, norėčiau sužinoti, kas nutiks, jeigu licenzija bus sustabdoma, kaip tada galima tvarkyti su tokia situacija. Tai jeigu licenzija bus sustabdyta ir licencijos priežastis bus, kad jūs arba neteikite dokumentų licenzijuojamos veiklos priežiūrai, arba kažko trūko ir per nustatytą laiką nepašalinta tų trūkumų, tai per metus laiko, tol kol licencija yra sustabdyta, jūs bet kada galite, jau kai turite įrodymus, kad tie trūkumai pašalinti, teikti prašymą panaikinti licencijos sustabdymą, tai yra atnaujinti licencijos galiojimą ir pridėjus tuos dokumentus, kurių trūko, jie bus įvertinti ir licencijos galiojimas atstatytas. Tai metai laiko, nuo sustabdymo metai laiko, jeigu per metus asmuo nesikreipia, tada licencija yra naikinama. Panaikinus licenciją, jeigu asmuo sugalvoja, kad jam reikia tos licencijos, tada jisai jau kreipiasi dėl naujos licencijos išdavimo ir tada jau vertinama tas atitiktis būtent gauti licenciją. Ačiū už atsakymą. Taip, toliau Violeta Šimkūnienė, jungiu jums mikrofoną, įsijunkite ir pas save ir užduokite klausimą. Labą dieną. Mano dabar dėl 2 metų darbo stažo. Jeigu aš 23 metais vasario mėnesį įgijau licenciją ir pradėsiu dirbti tik tai darbą nuo birželio mėnesį, tai man po 2 metų truks kovas, balandis, gegužės, nuo 3,5 mėnesio. Ką man reikės tada daryti? Ar jinai bus stabdoma ir tuo metu, kai bus sustabdyta laikinai, aš turėsiu teisę dirbti, ar turėsiu tą stažuotę baigti? Ne, tai jeigu jums trūksta darbo stažo, jeigu jūs negalit patvirtinti tų paskutinių 2, ta prasme, turi būti arba 3 metai per 5 metus gali būti išbarstyti, arba jau čia kaip kita sąlyga yra tie paskutiniai 2 pilni metai, bet jie turi būti pilni. Jeigu pilnų nėra, tada jūs turite praeiti tą stažuotę. Tai tą stažuotę ten reiktų pasiskaičiuoti pagal tai, kiek jūs nedirbote, tai nebūtinai bus 60 valandų, gali būti pagal tą lentelę, ir stažuotę jūs privalote praeiti. Jeigu licencija bus sustabdyta, tai kai licencija sustabdyta, jūs jau savo praktiką verstis negalite. Tai turėtumėte arba pasistengti tos trūkumus pašalinti tol, kol licencija yra nesustabdyta, arba jau kai bus sustabdyta, tada verstis praktiką negalite ir galėsite verstis tik tai, kai pašalinsite trūkumus ir kai licencija bus atnaujinta. Aha, tai jeigu ten man truks, daleiskim, 4 mėnesių, tai viso 18 valandų reikės tą stažuotę. Reikia žiūrėti ne tik, kiek trūksta iki tarp tų 2 metų pilnų, bet kiek jūs per 5 metus, kiek jūs nesivertėte tą praktiką. Tai visus, tai gali būti 36 valandos. Ir dabar kur man tada dėl to stažuotės kreiptis ir kas tą stažuotę atlieka? Tai dėl stažuotės turite kreiptis į vieną iš medicinos psichologus rengiančių mokymo institucijų, tai yra vieną iš universitetų. Stažuotės medicinos psichologams organizuoja Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas. Jie tikrai organizuoja, tikrai žino, tai tiesiog kreipiatės į juos, sakykit, man reikia praeiti stažuotę, licencijai pratęsti, neturiu darbo stažo ir reikia tokios trukmės stažuotės.
O jeigu mokausi psichoterapijos Elonos Lietuvos sveikatų mokslo universitete, tai nebus užskaityta kaip stažuotė. Ne, tai mokymasis yra tik kaip kvalifikacijos tobulinimas, bet ne kaip darbo stažas. Tai nebus užskaityta. O gal žinote, kiek laiko tas stažuotės, kaip dažnai atlieka tie universitetai, ar ten yra, kad metai per metus vieną kartą kažkokiu tai laiku, ar kreipiantis tenai per mėnesį galima ir gauti tą stažuotę. Šiaip tokios oficialios informacijos neturim, nežinau, gal kolegė girdi, kuri vertina, kaip pavyksta susitvarkyti, bet man atrodo, kiek aš susidūrus, tai susitvarko tas stažuotės. Tikrai ne vieną kartą per metus jie organizuoja. Sveiki, šiaip nesu susidūrusi su tokiais atvejais, kad medicinos psichologam nepavyktų pabaigti stažuotės. Nes net jeigu įeisit į universitetų puslapį ir paieškosit, tai tikrai yra netgi oficialiai skelbiama, kad jie vykdo tas stažuotės ir stažuočių kainos. Ir tai man atrodo, kadangi tai yra stažuotė, jinai gali būti sudaroma ir individualiai tam žmogui ir priskiriant prie kažkurios besimokančios grupės arba gali būti netgi stažuotė gali būti, pavyzdžiui, netgi trišalė sutartis, bet stažuotės pažymėjimas turi būti išduotas būtent universiteto, bet jūs galite sudaryti, pavyzdžiui, trišalę sutartį, jūs universitetas ir gydymo įstaiga, ir kad jūs tą stažuotę praeinat būtent gydymo įstaigoje. Ir tik tai tada universitetas išduoda tą pažymėjimą, kad jūs tą stažuotę praėjote. Tai netgi tokia galimybė, tai man atrodo, tikrai su medicinos psichologais vykdo jie tas stažuotės ir pakankamai dažnai, nes tai gali būti ir individualiai žmogui organizuojama. Ačiū. Ir dar tada kitas klausimas. Jūs paminėjote apie mažą bendriją. Ir jeigu mažoj bendrijoje dirbi, gali dirbti kaip medicinos psichologas. Ir tada darbas mažoj bendrijoje. Jisai užsiskaitytų kaip darbas. Tai jeigu jūs įkūrėt mažą bendriją, jūs turėtumėte kreiptis jau į mūsų kolegas į įstaigų veiklos skyrių, susitvarkyti būtent licenciją mažai bendrijai kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją teikti medicinos psichologo paslaugas. Tas susitvarkymas tikrai nėra sudėtingas. Ir tada taip, jūs turit juridinį vienetą, turit licenciją asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir jūs tada teisėtai teikiate medicinos psichologo paslaugas ir ta veikla užsiskaito kaip praktika, kaip darbo stažas. Ačiū labai. Taip, kol kas daugiau pakeltų rankų nematau, nėra, bet dar gali kelti ranką ir užduoti klausimą, jeigu norisi. Kol kas nieko, galbūt čiate yra klausimų, į kuriuos reikėtų atsakyti. Kiek susižiūrėjau, tai mes su Renata, man atrodo, absoliučiai visus atsakėm. Ir aš taip pat matau. Nebent kas nors jaučiasi, kad dar neatsakėme, tai. Na tai kaip ir neatsiranda tų klausimų panašu kitų, tai galbūt ir galime pabaigti konsultaciją. Kaip galvojate, Egle? Manau, kad gal jeigu klausimų nėra, informaciją dar gaus, galės dar kartelį persižiūrėti
Ir taip pat, jeigu dar tiesiog informacija, kas dar likę ir klausosi, jeigu pasidalinkit su nuorodom ir su savo kolegom, ir taip pat darbo vietose, jeigu kažkam aktualu, tai tiesiog pasidalinkite informaciją. O jeigu dar reikėtų atsakyti kažkokius klausimus ar dar labiau kažką pasakyti, tai tiesiog kreipkitės, galima vėl suorganizuoti kažkokią mini konsultaciją ar draugijos ar įstaigos lygmenį, sakysim, atsakyti konkrečius klausimus, tai taip gyvai ir konkrečiai yra daug paprasčiau negu atsakinėti elektroniniu paštu ar telefonu, tai visada laukiam jūsų iniciatyvų ir visada pasiruošę jums atsakyti į klausimus. Tai taip, aš tik priminsiu, kad įrašas YouTube'ai maždaug atsidurs kitą savaitę, gal kitos savaitės pradžioje ir po viduryje, tai rasite Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos YouTube kanale. Trumpai tai ten vadinasi VASPPT prie SAM. Ir tai taip pat visiems užsiregistravusiems, tai kaip ir anksčiau minėjau, dar ir L paštu, jau kai bus paruoštas įrašas, L paštu atsiųsiu nuorodą. Tai manau, kad ties tuo ar galime baigti įrašą.